Reikės į kompiuterį kišti. Gal čia bitkoino kokie raktai bus ir aš praturtėsiu? Pasižiūrim. Bitkoino bus raktai garantuotai. Negali būti, kad nebus bitkoino raktai čia. Kas čia atsitiko? Kas čia vyksta? Nuhekina. Aina pekla, nuhekina. Kas čia iš vis? Kas čia vyksta? Oi! Parikrolino! Taigi sveiki visi į naują elektros video. Ir šiandieną mes ką gaminsime? Mes gaminsime blogą USB ir ką tai reiškia. Mes gaminsim tokį USB, kuris, nelabai atrodys į gal flashą, bet bus labai panašus į flash drive. Kodėl sakau nelabai bus panašus, nes Vytautas pats gaminsis dėžutę ir nelabai tai bus, gal net įtartinai atrodys, bet žodžiu gaminsime flash drive, kuris veiks kaip klaviatūra. Tai pavyzdžiui, įkiši savo tipą, pagalvosi, kad bus koks flash drive'as, tu įjungsi ir tu net nežinodamas įjungiai tipo ATtiny 85 mikrokontrolerį, kuris pradės veikti kaip klaviatūra ir vesti į tavo kompą visokius kodus. Gali pasiimti, pavyzdžiui, nuhekinti kompą kokį tinklapį atidaryti. Žodžiu, kaip sakant, bus labai pavojingas toks, jeigu naudosi blogams tikslams, bet aš nerekomenduoju naudoti, nes tai yra gal nelegalu, aš nežinau, bet pasigaminti tikrai legalu, aš čia net negaminsiu hacking, žinai. Gal, ne, juokauju. Tai ko mums reikės? Tai mums reikės tiny, žodžiu, tą mikrokontrolerį, reikės va tokio va USB-C, kad galėčiau kišti ir gauti tuos pinus, kaip sakant, 5 voltų žemę ir datos tos pinus ir va USB va toks va vyriškas, kaip sakant, konektorius. Ir va štai čia va turime mes atmel tokį įprom dalykiuką, nes tas ATtiny labai gali mažai datos turėti. Tai mes panaudosime dar va šitą 2 KB mikroschemą, kurią ištraukiau iš seno teliko. Ir pažiūrėsim, kai gausis. Tai nuo ko pradėsim dabar? Mes pradėsim nuo dizaino USB, nes aš ieškojau, neradau va štai tam va dalykiukui 3D printerio, kaip sakant, dėžutės. Tai mes patys pasigaminsim ir pažiūrėsim, kai gausis. Tai pradedam dabar nuo dėžutės gaminti ir tada sujungsim, bet pirmą nuo dėžutės pradedam.
Tai gerai, mes jau turime su 3D printeriu padarę USB, kaip sakant, dėžutę. Aš dar čia parašiau bet USB ir logą savo uždėjau ir čia dar metus parašiau. Tai va taip jisai užsidarys ir užsisuks su varžtais. Jis įdeda labai paprastai. Tiesiog paimi. Ir įsideda į tuos. Labai sklandžiai įsideda ir tas įsideda ten taip sklandžiai. O tas dėsis čia ant viršaus. Tai va, iš tikrųjų buvau padaręs dar šitą. Bet sakau, blemba, reikia kažkokio to padaryti. Rankenėlę, tai dar rankenėlę padariau, kaip matėte. Tai va, tai dabar ką pradėsim daryti, dabar tiesiog viską sulituosim, viską nufilmuosiu, gal ten labai matyti nematysit, kur prilituosiu, bet vėliau parodysiu, kur prilitavau, o dabar tiesiog lituojam. Jau mes turime pabaigę viską sulitavę ir viską pasakysiu, kaip ką sulitavau. Tai visų pirma, tas EEPROM 2 kilobaitų yra prilituotas prie to, kaip sakant, Tiny85, tai jo VCC yra prilituotas prie 5 voltų, žemė prie žemės, savaime aišku. Ir prie žemės dar yra prilituotas Write Protection, tai įrašymo apsauga, kad galimėtų į tą EEPROM įrašyti, reikia prilituoti prie žemės, žodžiu, tą piną, žodžiu, rašymo apsauga. Tada toliau SCL ir SDI prilitavau prie PB0 ir PB1 ir įdėjau 2 prie jų pull-up varžas, kažkaip aš nežinau, kam jie skirtas, bet sakė pridėtai pridėjau. Tada toliau va čia viską prilitavau, USB prilitavau ir įklijavau ir šitos valaidus prilitavau prie USB-C ir viskas taip įsijungia ir jisai veikia kaip ir. Dabar ką mes darysim? Dabar mes įrašysim kodą, man kaip tik rašo tas dirbtinis intelektas. Ir žiūrėsim, kaip gausis, ką atidarys. Aš paprašiau, kad atidarytų mums mano Vytautas Kalvis kanalą, tada mano Vytautas Kalvis Facebooką profilį, Instagramą ir TikToką, tai žiūrėsim, kaip bus.
Tai palaukiam, kol jisai parašys mums kodą ir pasižiūrim. Na ir turime mes parašę kodą ir va štai taip jisai kažkaip atrodo. Čia mano ką atidarys. Tai dabar įkišam va štai šitą, kaip sakant, tiny į USB ir žiūrim, kas gausis. Reikia šiek tiek palaukti ir tuo atsidarys. Ir viskas. Ir turime atidarę visus tuos, kaip sakant, tuos tinklapius, aš nežinau kaip pasakius. Facebookas, kodėl Facebooką neleidžia? Facebooką gal neturi leis, bet. Dabar ką dar padarysiu, kad mano tinklapį vietoj Facebooką padarysim, kad mano tinklapį atidarytų, nes Facebookas kažkodėl neatsidaro gal. Na ir dabar parodysiu, kaip uploadinti reikia. Pirmą reikia paspausti šitą upload ir įkišti dabar, čia rašo plugin in a device now ir dabar kai įkišiu, jisai įrašys į mūsų tiny ir dabar reikia greitai ištraukti, kad nepradėtų mums rašinėti visko. Tai išjungiam čia tą seną terminalą, įjungiam savo naują ir laukiam, ant kurio ekraną atsidarys. Ant to atidarė. Dabar viskas surašys. Ir štai čia va turime vietoj Facebooką dabar mano tinklapį atidarė. Vytautas Kalvis. Čia galite nusipirkti peiliukų. Aš tikrai nesupyksiu, jeigu peiliuką nusipirksite, nes kad Vytautas galėtų tokių elektros video palaikyti, tai reikia, žinokit, ir pinigėlių Vytautui. Tai va, atidarė YouTube'ą, viską. Ir iš tikrųjų labai pavojingas toks dalykas, tai niekada nekiškite, pavyzdžiui, nežinomo USB į savo kompiuterį, nes yra pirkti labai ten tų tokių, jau tokių pramoninių, tokių iš tikrųjų. O aš parodysiu jums. Jisai vadinasi Rubber Ducky tipo. Daug kainuoja, bet labai tipo, kaip sakant, pavojingas, tai niekada nekiškite, va taip jisai atrodo. Atrodo kaip paprastas tiesiog USB, bet iš tikrųjų labai pavojingas dalykas. Yra net kai kurių, kur, pavyzdžiui, įkiši savo nežinomą USB, įrašo žodžių kažkokį ten kodą, tu net nežinai, ką ten įrašė, žinai, net nežinai, kas ten vyksta. Ir tada jau kitas žmogus iš kito kompiuterio, jeigu tu esi prisijungęs prie Wi-Fi'aus, prie interneto, nu tiesiog prie interneto, jisai gali viską matyti iš tavo kompiuterio, ką tu darai, visus tavo duomenis gali matyti, tai labai pavojingai iš tikrųjų. Šis nėra labai toks stiprus, jame netelpa labai daug, kaip sakant, vietos, bet jisai gali vis tiek visokio šūdo pridaryti, nes mes dar pridėjom 2 kilobitų EPROM, tai iš viso susidaro, kiek čia susidaro? Susidaro 8 kilobitai, tai gali 8 kilobaitų, atsiprašau, ne kilobitų, kilobaitų tekstą surašyti. Tai 8000 raidės, tiesiog raidės visokios, 8000 raidžių tipo kodai, skaičiai visokie 8000 gali būti. Tai va, iš tikrųjų labai kietas daiktas ir labai norėjau pasidaryti, tai va, dar mes jį sudėsim. Viską susuksim su varščiukais va taip va ir pabaigsim šį video. Taigi dar vieną kodą parašiau ir žiūrim, ką jisai parodys. Tai va, įkišam į tą USB ir žiūrim, kas bus. Reikia čia iš tikrųjų palaukti kažkaip ten. O. Parekrolinau aš jūs iš tikrųjų, tai va, čia be perstojo dabar darinės, kol kompiuteris susigrešins visas. Pažiūrėkit, kiek jau tebo atidarė ir kiek tų visokių pridarė. Ir vis iš naujo duoda kažkaip ten. Tai va, tai iš tikrųjų niekada nejunkite jokio USB nežinomo į savo kompiuterį, nes gal ten Vytauto bus USB
ir bus koks Rickroll-rolas įdėtas, arba bus koks hackerio USB ir bus įdėtas labai blogas virusas, COVID-19, COVID-18, nežinau, kažkoks virusas, arba eterio virusas, kaip sakant, nes mano draugelis buvo eterio virusų susirgęs, tai triedė eina peklan. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis video. Tikiuosi, kad patiko, kaip gaminau va šitą USB, kad čia pats geriausias hackinimo įrankis. Ir labai pigus iš tikrųjų AdTiny, kainuoja tik 2 eurai kažkur, ne? Tada, nu, AdTiny tik ir reikia iš tikrųjų, nes aš tą 2 kilobaitų EPROM įsidėjau tiesiog, kad dėl daugiau vietos, bet užtenka, kad ir to vieno, nu, ten to AdTiny užtenka. Nes tikrai nereikia ten to papildomą, nes pats tas mikrokontroleris, kiek jisai turi 6... Oi, blemba, pradėjo rašyti. Reikia ištraukti man iš jo geriausiai. Turi tik tais, nu ne tik tais turi, mano EPROM turi 2 kilobaitus, o jisai 6 kilobaitus. Iš tikrųjų 8 jisai turi kilobaitus, bet 2 kilobaitai užima, man atrodo, kažkaip bootloaderis, ar kaip jisai vadinasi. Tai va, labai pigus ir labai pavojingas daiktas hackinimo arba tiesiog rickrolinimo. Ir dar kartą sakau, kad patiko šis video, tikiuosi. Subscribinam, laikinam, jeigu nori dar tokių video pamatyti, kaip gaminam kažkokius daiktus. Tai būtinai, kaip sakant, paspaudžiam subscribe, parašom kokį gražų komentarą ir susitiksime iki kito video.